Spaudimas Teheranui įžengė į lemiamą fazę. Ir šią trečiadienį 2026 m. balandžio 15 d. matyti aiškus Irano Islamo revoliucinės gvardijos atsitraukimas. Susidūrus su jungtinėmis pajėgomis, JAV jūrų blokada ir grėsmė dėl naujos karinės eskalacijos. Donaldas Trumpas pareiškė, kad derybos dėl karo užbaigimo gali būti atnaujintos Pakistane per artimiausias 2 dienas, o pati jutanistai jau pripažino, kad labai tikėtina, jog šios derybos bus atnaujintos. Po savaičių pasipriešinimo Irano režimas grįžta prie derybų stalo, nes buvo paliestas pačiu jautriausiu tašku – jūra, nafta ir gebėjimu išlaikyti savo struktūrą. Tai, kas įvyko praktiškai, buvo paprasta suprasti. Jungtinės valstijos pradėjo blokuoti laivus įplaukiančius arba išplaukiančius iš Irano uostų Persijos įlankoje ir Omano įlankoje. Pasak Reuters ir AP, šis veiksmas jau sustabdė Irano jūrų prekybą, privertė laivus apsisukti ir žiauriai smogė režimo ekonomikai. Karas, prasidėjęs vasario 28 dieną po Jungtinių valstijų ir Izraelio atakų prieš Iraną, dabar pasiekė tašką, kai ekonominis spaudimas yra beveik toks pat stiprus kaip ir bombardavimai. Būtent tai ir paaiškina naują skubos atmosferą. Čia yra naujienų centras. Irano Islamo revoliucinė gvardija sutiko grįžti prie anksčiau atmestos logikos – derėtis esant spaudimui. Cezario ugnies 2 savaičių laikotarpis baigėsi balandžio 21 dieną, o Trumpas jau parodė, kad teikia pirmenybę greitam susitarimui, o ne naujam naikinimo etapui. Kur tai turėtų įvykti? Islamabade, Pakistane, kuris vėl tapo tarpininkavimo centru. Amerikiečių pasiūlymas numato 20 metų branduolinių veiklų sustabdymą, tuo tarpu Teheranas siūlo 3-5 metus. Ir yra dar vienas lemiamas klausimas. Tarptautinės atominės energijos agentūros vadovas Rafaelis Grossis perspėjo, kad bet koks susitarimas be griežtos kontrolės bus tik simbolinis. Kitaip tariant, neužtenka paskelbti taiką, reikės įrodyti, kad režimas iš tikrųjų atsitraukė. Šio posūkio poveikis jau peržengė karinę sritį ir persikėlė į pasaulio ekonomiką. Reuters pranešė, kad etaloninės naftos kaina vėl pakilo iki maždaug $96 už barelį, po žinios, jog Irano jūrų prekyba buvo sustabdyta. Apie taip pat pabrėžė šio žingsnio strateginę svarbą, nes jis paveikė vieną jautriausių pasaulio maršrutų iš Izraelio pusės. Žinutė dar griežtesnė. Izraeliui ugnies nutraukimas nepanaikina strateginio tikslo pašalinti Irano grėsmę iš pagrindų. 2025 m. birželį Benjaminas Netanyahu jau sakė, kad režimo pasikeitimas galėtų būti Izraelio atakų pasekmė. Dabar tarptautinė žiniasklaida vėl pranešė, kad Mosado vadovas Davidas Barne tvirtina, jog misija baigsis tik tada, kai šis režimas bus pakeistas. Kitaip tariant, Trumpas siekia sudaryti paliaubas, tačiau Izraelis rodo, kad karinė pauzė nereiškia politinio spaudimo pabaigos. Režimo keitimo planas išlieka Izraelio akiratyje, net jei kelias iki to yra ilgesnis ir sunkesnis, nei daugelis įsivaizdavo karo pradžioje. Ir kodėl tai dabar taip svarbu? Nes Izraelis nori ne tik pertraukos, Izraelis nori užkirsti kelią Teheranui išgyventi, atsikvėpti ir sugrįžti dar stipresniam. Jungtinės valstijos nori susitarimo, kuris neutralizuotų branduolinę grėsmę, raketas ir šantažą dėl Hormūzo sąsiaurio. Tačiau šis žaidimas turi aiškias ribas. Pati Reuters dar kovą parodė, kad Izraelio pareigūnai jau pripažino, jog nėra tikrumo dėl greito Irano vyriausybės žlugimo. Ir jie nematė aiškių ženklų. Sukilimo, galinčio jį nuversti vien tik bombardavimais, nematyti. Tai paaiškina dabartinę strategiją. Kadangi režimas pats nesugriuvo, spaudimas turėjo pasikeisti. Mažiau lūkesčių dėl staigaus žlugimo ir daugiau blokados. Priverstinės derybos ir užsitęsęs alinimas. Taigi dabartinė situacijos nuotrauka yra tokia. Dabar atsitraukia karinis branduolys, kuris žadėjo visišką konfrontaciją ir dabar yra priverstas kalbėtis. Ginčas vyksta ne tik dėl ugnies nutraukimo, bet ir dėl Irano režimo ateities. Kada tai įvyksta? Pačiu kritiškiausių karo momentų, kai paliaubos artėja prie pabaigos. Kaip? Laivams sustojus, prekybai uždusinus, naftai esant įtampoje ir diplomatinėms deryboms vykstant su ginklais. Ir kodėl? Nes Irano Islamo revoliucinė gvardija suprato, kad ilgai tęsti karą esant blokadai tapo pernelyg brangu. Tuo tarpu Izraelis aiškiai pasakė, kad jis nesutinka tiesiog grįžti į ankstesnę padėtį. Iranas bandė pereiti, paversti jūrą bauginimo įrankiu, bet susidūrė su didesnė kliūtimi nei tikėjosi.
Iššūkdamas Junktinių valstijų laivynui, Teheranas įsivėlė į žaidimą, kuriame kiekviena klaida kainuoja per daug brangiai. Laivai atsitraukė, jūrų priekyba buvo užgniaužta, ugnies nutraukimo laikrodis vis dar tiksi. Ir dėrybos vėl atsidūrė centre, nes Irano režimas suprato, kad tęsiant šį kelią gali kilti daugiau nuostolių, didesnė izoliacija ir mažiau kontrolės pačiai krizai. Tai nėra pasidavimas pasirašytas socialiniuose tinkluose, tai nėra pasidavimas pasirašytas popierėje. Tačiau strateginėje plotmėje jau matyti priverstinio pasidavimo pradžia.